Duok Dieve būti dizainerė ir galėti save vadinti dizainerė. Jau 17 kartą Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas surengė tarptautinį mados šou Apkalbos 2015, kuriame pademonstruota 20 kolekcijų. Drabužius kūrė Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose studijuojantys ar neseniai mokslus baigę dizaineriai. 17 metų iš tikrųjų yra jau labai daug. Ir aš kai lyginu, Kauno mieste turbūt taip ilgai įsilaikę yra tik tai džiazai ir mūsų renginys. Kiekvienais metais ateinant į tą patį auditoriją, jau 14 daugiau metų einant ir žiūrint, stebinti šitą renginį ir dalyvius, kaip jie auga, kaip jie keičiasi. Labiausiai, aišku, patinka ta patirtis, kurią patiriu tokiuose renginiuose, tie dalyvavimas. Tiesiog tokie dalykai skatina eiti pirmyn. Aišku, tai yra ne konkursinis renginys, tuo jis yra ir patrauklus. Jie tuomet yra nesuvaržyti kažkokių taisyklių ir jie gali rodyti tai, ką jie kūrė. Kadaise renginyje, kaip ir dabarties jauni kūrėjai, pirmuosius žingsnius į mados pasaulį žengė ir kolekcijas demonstravo žymus Lietuvos dizaineriai. Egidijus Rainys, Laura Dailidėnienė, Kristina Kruopenytė, Kęstutis Lekeckas. Čia studijavo ir dizainerių duetas Kristė Andres, taip pat žymus Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius. Viena iš idėjų tai, aišku, pasirodė tam jaunam dizaineriui ir kad jį pamatytų, sakykime, tie patys plačioji ta visuomenė ir, aišku, tie patys darbdaviai. Aprangos dizaino studijų programa skirta rengti specialistus gebančius kurti vieningo stiliaus aprangą, projektuoti bei siūti individualius ir unikalius drabužius. Studentai mokosi kurti originalius audinius drabužiams, projektuoti ir atlikti aprangos priedus. Netikėtai pajutau, kad aš būtent tai noriu. Nežinau, atėjau būtent 9 klasėje, tą akimirką, kad būtent tai noriu, nes netgi tik tada ir sužinojau, kad tokia yra specialybė. Lietuvoje, man atrodo, yra paskelbta, kad stilisto ir aprangos dizainerio profesija yra 10-mečio profesija. Prieš tai 10-mečio profesija, būtent šita buvo paskelbta Anglijoje. Reikia žinių tiek meninių, tiek profesinių. Pas mus katedroje galima sakyti 50% dėstytojai menininkai ir 50% dėstytojai praktikai. Dėstytis. Tiesiog draugais. Visada padės, visada pagelbės, patars ir bus su mumis tiek, kiek mums reikia. Kauno kolegijoje nestinga ir kitų specialybių susijusių su grožiu. Jau keletą metų kolegijoje sėkmingai rengiami įvaizdžio dizaineriai. Studijas renkasi tikrai labai daug žmonių ir studijos iš tikrųjų tobulėja kiekvienais metais ir nori vis dėlto išugdyti tą profesionalų aukščiausiam lygiai. Studijos tai yra tiesiog abipusis bendradarbiavimas ir vyresnių dėstytojų turinčių labai begaliniai didelę patirtį ir jaunų dėstytojų, kurie jaučia pulsą šiuolaikinės visuomenės. Įvaizdžio dizaineris geba atlikti įvairiapusę veiklą, padeda klientui reprezentuoti save, teikia konsultacijas ne tik kostiumo veido korekcijos, bet ir etiketo klausimais. Atlikti tyrimai įrodė, kad darbo rinkai reikia aukštos kvalifikacijos įvaizdžio dizaino specialistų gebančių projektuoti ir įgyvendinti visuminį kliento stilių. Jeigu ateini su požiūriu, su profesionaliu požiūriu, su noru tobulėti ir mokytis kiekvieną kartą, nesvarbu net pabaigę studijas, tai manau, kad auditorija tą supranta, palaiko ir perka, aišku, žinoma, kad gali gyventi. Į populiariausių Lietuvoje studijų programų 10-tuką kasmet patenka Kauno kolegijos medicinos fakultete rengiama studijų programa susijusi su grožiu. Kaip rodo statistika, kosmetologija daugelio Lietuvos merginų svajonė, kuriai lemta išsipildyti. Mes kuriam moters grožį, mes gaunam moters šypsenos, dovanų. Aplinkui vyrai mums labai dėkingi, kad mes labai jų moteris puošiam. Visa tai tiesa. Studijuodami kosmetologiją, studentai išmoksta įvertinti kliento odos tipą bei įvairius pakitimus, atlikti depiliacijas, masažus, veido ir kūno procedūras. Studentai taip pat išmoksta kurti klientų įvaizdį naudodami įvairias makiažo technikas. Taip pat geba dirbti komandoje su kitais sveikatinimo ir estetinės medicinos srities specialistais. Begaliniai platus pritaikymas šitos disciplinos. Tai galima dirbti samdomų kosmetologų, kukliam salone, tai galima steigti savo verslą, tai galima visažą užsiimti, tai galima steigti savo mokyklą, galima atstovauti. Gražus lizdas išaugti naujam paukščiukam, ar ne, kurie galėtų sieti ateitį su mada.